Labas Hebra, šiandien su jumis aš Jūra, aš turiu nuostabią galimybę parodyti jums interjerą, kurį man teko projektuoti ir prižiūrėti visą įgyvendinimo procesą. Žiūrėkit toliau, jūsų dėmesio į kapsų būtas. Čia pas mus yra didelis veidrodis, kur tu gali matyti save pilno ūgio. Jis yra priklijuotas ant sienos ir iš masinių dalykų yra padarytas mažesnio ūgio veidrodį. Jeigu tu atveši kažkokį dviratį, tu gali stumti šitą veidrodį ir suskaldyti tik tai apatinį dalį, kuri yra daug pigiau ir daug paprasčiau pakeisti. Toliau pas mus čia ant sienos eina plytelės. Plytelės yra dėl to, kad jeigu turimėsi, tu pastoviai trini sieną, šita siena yra apsaugota. Domofonas, aišku, pagrindinė šviesa šita ir pas mus čia yra didelė talpi spinta. Kaip matot, vidus spintos yra iš tos pačios medinės plokštės, ką mano manimui subjektyvu yra daug gražiau negu įprasta balta spinta. Šičia pas mus yra niša šiaip sudėti šlepetėm, čia kažkokiam dekorui numesti grinai raktus, kada tu ateini į namą. Toliau pas mus čia iš tikrųjų yra siena. Čia yra gražus KEM 5 supjovimo kantas. Ir mūsų spinta pereina į svetainę zoną. Taip mes gauname tokį efektą, kad lyg tai koridorius tai yra svetainė zona, tai yra visa viena gyvenamoji erdvė. Toliau šita plokštė pas mus tampa gražių fonų dėl knygos lentynų. Iš esmės lentynos yra skirtos sudėti knygoms, dekorui, dar kažką. Čia pas mus yra visur stalčiukai. Taip kaip svetainė yra nedidelė, pufui reikėjo numatyti atskirą vietą. Tai vat mes radom tą vietą čia. Svetainė yra kompaktiška. Mes norėjom išsaugoti šitą betoninę sieną, kuri yra autentiška ir graži, kuri pereina į lubas. Tad šita siena medinė pas mus gražiai eina iki betono. Funkcija šitos sienos yra tame, kad paslėpti visus laidus, kurie buvo išvažiuoti lentynos pašvietimui į rozetėms. Svetainė zona pereina į virtuvės zoną. Pas mus čia yra šaldytuvas, šaldiklis, spintelė, šiukšliadėžė, čia pas mus yra kriauklė, užsisuka kampas, skaitlentė, orkaitė. Čia visur yra pakeliami fasadai, kaip matot, gartraukis, čia taip pat. Mes norėjome išsaugoti svetainę maksimaliai aukščio, dėl to mes čia negalėjom važiuoti rekuperaciją ir mums reikėjo kažkur tą rekuperaciją įrengti. Taigi, čia pas mus yra šaldytuvas, visas blokas, kuris eina į viršų, kažkur virtuvės zonoje visada turi būti įrengta rekuperacija. Tai rekuperacija pas mus yra šaldytuvai, čia yra grotelės, į kurių įsitraukia blogas, vadinkim, oras. Čia yra visur stalviršis, spintelės, spintutės ir taip toliau. Ir va šitas blokas virtuvės pereina link langų. Būtent šitam blokė pas mus per visą tą bloką eina vamzdis rekuperacijos, kuris paduoda gerą orą prie lango. Tai yra teisingas išdėstymas tų rekuperacijos difuzorių. Kada padavimas yra prie langų, ištraukimas yra sanmazguose, techniniuose patalpose ir virtuvėje. Tai žodžiu, mūsų oras teisingai cirkuliuoja. Atskirą jūsų dėmesį norėčiau atkreipti ant šitos sienos. Šitoj vietoj nuo čia iki čia pas mus yra niša įgilinimas. Čia yra vieta skalbimo mašinoj, čia pas mus yra pasidėjimas, durelės, čia taip pat yra durelės ir viršui pas mus slėpia jau rekuperatorius. Toliau, čia yra didelis durelės ir čia yra aukšta niša, kur galima sustatyti visokius ten šluotos, kibirus ir taip toliau. Viršui taip pat pas mus yra spintelė. Šitas segmentas sienos, tai jau yra grinai priklijuota plokštė prie sienos ir ant jos yra sumontuotas gyvatukas. Gyvatukas yra labai patogus, nes ant jo galima užmauti rankšluostį iš šonų. Jis čia neturi jokių laikiklių, jo laikikliai yra tik šitose vietose. Čia taip pat mes turim pasidėjimą. Čia gali suvažiuoti visokių daug nesąmonių ir čia pas mus daug nesąmonių. Čia normaliai yra tos vietos. Mūsų čia yra dušas. Šitas laiptukas yra formuojamas dėl to, kad maudantis tu galėtum padėti koją, patogu, ypatingai moterims. Čia eina lentynikės sudėti šampūnus, ir visokius priemonės. Ir šitas sprendimas yra toksai, kad biški įsigilint, kad pabrėžti vertikalumą šito sprendimo.
Čia pas mus yra kriauklė, spintelė padėti šiukšliadėžį ir tenai dar galima padėti dalykus. Čia pas mus yra stalčiukas. Kaip matot, kaip organizuotas yra falšplokštė, kad būtų įmontuojamas praustuvas. Ir va čia pas mus yra dar vienas stalčiukas. Įmontuojamas ant technika. Ir tiek. Čia pas mus yra įėjimų zona, čia yra baldinė pilka plokštė, kad kažkaip sujunti visą šitą fasadą, kad tai nebūtų atskiras kubas, o sujunta siena. Šitą sieną mes nudažėm pilkai. Čia pas mus yra didelė spinta su stumdomais fasadais. Visas vidus spintos yra organizuotas iš tos pačios medinės plokštės, kad išlaikyti visą stilistiką. Fasadai yra su pritraukimu. Atskiro dėmesio vertas yra šitas fasadas. Jis yra padarytas iš dažyto juodo stiklo. Jis veikia dalinai kaip veidrodis ir praplečia šitą erdvę, kur tu vaikštai. Jinai yra tiesiog vizualiai didesnė. Dar vienas iš svarbių dalykų, kada tu guli lovoj, tu neturi vizualiai save matyti. Tai žodžiu, dėl to mūsų šitie du fasadai yra iš veidrodžių padaryti. Šitas fasadas pas mus yra vis tik ne veidrodinis. Kiekvienas žmogus turi savo staliuką. Čia pas mus yra apšvietimas iš LED juostų, kuris jaukiai pašviečia visą šitą reikalą. Galima išjungti pagrindinę šviesą. Ir taip pat tu gali išjungti LED pašvietimą. Galima taip pat išjungti ir šitą prožektoriuką, jis turi savo jungimo mygtuką. Šitas šviestuvas. Jis turi iš esmės galimybę šviesti kaip į apačią. Taip jį galima pasukti, kad jis šviestų į viršų. Čia pas mus yra darbo kambarys su patogia sofa. Iš esmės jis neturi tik tai vienos paskirties kaip darbo kambarys, jis taip pat gali būti kaip ir svečių kambarys. Šita sofa yra išlankstoma, pilnai išlankstoma ir čia gali miegoti laisvai du žmonės. Čia yra viskas patogiai suorganizuota, sakykim, pasidėjimui, dalykams, kurie reikalingi darbui. Taip pat šitoje pusėje pas mus yra tokia pat spinta kaip ir miegamajam. Čia pas mus yra dažyta pilka siena. Jinai yra tobulai parinta pagal šitą mūsų pilką plokštę. Čia yra tas pats dažytas juodas stiklas, kuris veikia kaip veidrodis ir praplečia šitą nedidelį patalpą. Mūsų patogi sofa, kaip ir minėjau, ant jos gali laisvai sėdėti patogiai 2-3 žmonės, taip pat gali ir miegoti 2 žmonės. Toks nedidelis kambariukas, bet iš esmės jis puikiai atlieka savo funkciją kaip ir darbo kambarys, taip ir svečių kambarys. Į patį pabaigą norėčiau padėkoti užsakovui Andriui už tokį malonų ir produktyvų bendradarbiavimą. Atskiras ačiū visiems medžiagų tiekėjam, gamintojam, baldininkam, subrangom, kurie prisidėjo prie šito objekto realizacijos, be jūsų medžiagų, be jūsų auksinių rankų nebūtų tokių nuostabių projektų. Atskiras ačiū visai mano komandai, chebra gerai pavarėm, judam tik tai į priekį. Ir didelis atskiras ačiū tau, kad žiūrėjai šitą video iki galo, tai jau pirmas skambutis, kad aš darau kažką įdomaus. Padėk laiką, nepatingėk parašyti komentarą, jie tikrai mane motyvuoja kurti tokį kontentą. O šiam kartui tiek. Su tavim buvau aš, Jūra, iki kitų įdomių objektų. Iki.